Štai ir sulaukėme pavasario. 35-asis baikerių sezono atidarymas. Kaip ir visada, pirmasis gegužės šeštadienis. Tai baikerių susibūrimo ir sezono atidarymo šventė. Jau ne vieneri metai renkamės prie Neries ir, kaip matote, kaip ir atvykstame ir tik šiais metais kažkiek mažiau motociklų. Kažkiek klubų gal mažiau, ar kažkur klubai kitur biški pasinešė, nes daug išeina šventinių dienų. Taip, ilgasis savaitgalis. Gal daug kas pasirinko ir kitokių sprendimų kažkur kitur. Išvažiavo ilgesniam savaitgaliui. Tad vietą radome labai patogioj vietoje, arti universalinės parduotuvės, arti Neries ir va čia jau einame apžiūrinėti įvairių motociklų, kurie atvyko į šį renginį. Ir susitikti, žinoma, su baikeriais, draugais. Ir aišku vėl paroda, žiūrėjimas su atidarytais stalčiais, kopijavimas, daug entuziastų pažiūri, kaip kas padaryta, kad ateičiai gal savo motociklą tai pasitininguoti, kažkokį įdėti nukopintą dalyką. Tai parodiniai motociklai tikrai įkvepia ir kitus kažką naujai pasigražinti, pasiderinti. Bet žinoma, čia originalių detalių tokių, kad kūriniai tiesiog. Taigi sezonas kaip ir atidarimas, kad vėlgi miestas matytų ir visi išsižioję vaikščiotų ir žiūrėtų. Ir džiaugtųsi motociklininkais. Tęsiant parodos apžiūrą, vis kažkokių grožių papildomų randame. Motociklai vienas už kitą gražesni ir čia atskira erdvė, kur visi gražuoliai išstatyti, už kuriuos buvo galima balsuoti, išrinkti, kas kam labiau patikę. Trečias numeris, prabalsuokit! Sveikas, sveikas. Ir jos su sezonu. Kęstulį išvarė.
Toliau vaikščiojam krantinę, grožimės motociklais, vienas už kitą gražesni. Na ir vyksta įvairių renginių čia. Nu taip, ir buvo mėsainių valgymo konkursas. Daug vaikam pramogų erdvės. Ir aišku, būriuojasi motociklininkai vienas su kitu. Labinasi, visą žiemą nesimatė, dabar tik į gatves išvažiavę susitinka kolegos, neskaitant žiemos renginių. Jau ne pirmi metai, labai geras oras, saulutė kaitina, motociklai blizga, kaip matot, šalmai blizga. Bus gražu žiūrėti, bus gražu važiuoti. Na ir kaip visada, kokiagi šventė be nakties siuto. Įspūdingi šou, daug juodų dūmų, garso, ugnies. Ir ryti pažinsi tik tai iš dūmų, ugnies, motociklo garso. Šou karalius. Aišku, tik nesenai ir pasiekęs netgi pasaulio rekordą. Įspūdinga pavasariška žiemos diena, jisai ugninį tokį renginį užkūrė. Pažiūrėkite mūsų kituose filmukuose, tikrai įspūdinga. Taip, ryčio šou mes turime padarę filmuką, tai prašom peržiūrėkit. O tęsiant kalbą, tai tikrai rytis. Visada, va, kiek daug spalvų, tokį spalvingą, įspūdingą renginį, kur, na, tikrai nepamatysi iš kiekvieno motociklininko tokio. Ir jis mokina ir saugaus vairavimo, ir pats demonstruoja ir tam tikrą tokią valią, ryžtą ir gebėjimą atlikti ir triukus. Tai nepasimokinus pas jį atlikti nesaugu. Važiuosim ryti pas tave mokytis. žiedai. Paskutiniai tai paskutiniai. Bet baikerių sezono atidarymas Tik tai šiandien. prasideda. Visą filmuką mes tylėjome, nieko nesakėme. Pasigrožėkite patys, ką mes pasukome biškį, ką parodėme biškį. Čia Va, praskrido. skraido čia. Mėlynsparniukai vežioja žmonės. Čia pramogų
yra įvairiausių, bet pats pagrindas, kuris dar įvyks, tai atidarimas. Baikerių sezono atidarimas. Kolona. Na ir kaipgi čia šou be vandens šou? Labai gražiai įtraukė, keletą jau metų vyksta ir vandens motociklų pasirodymas, nes iš tikrųjų Vilniuje tekanti Neris ir vandens motociklai puikiai proga apjungti šventinius tokius šou. Be abejo, ir paįvairinti visą renginį. Aišku, šiemet biški toliau visi čia šou rodomi. Nebuvo tokio aptaškymo gausaus vandens. Kaip pernai, jo, tai biški saugiau. Tai va, bet labai gražu, nes Neryne kasdien pamatysi plaukiančius vandens motociklus. Taip, o toliau einant užmatėme ir tech apžiūrą, kur vykdoma motociklų, kas norėjo patikrinimas garso, kaip va matot, specialistai landžioje, apžiūrinėja, galbūt toj tech apžiūros taloną atims, galbūt dėl garso neišleis į gatves. Taip, žodžiu, visi pasitikrint gali. Bet čia, kaip matome iš rezultatų, puikiai garsas atitiko realybę. Labą dieną. Telefoną negerai laikai. Paverskite. Kelkit, tai filmuoja. Paverskit telefoną. Nugi ne viskas į kablą telpa. Kad visas mocas telpa. Labą dieną. Labą dieną. Būtent tą. Na štai ir mūsų kolona pajudėjo į miesto gatves. Šis renginys primena miestui, kad išvažiuoja daug įvairesnių transporto priemonių į gatves ir kolona juda. Taigi vairuotojai, stebėkite veidrodėlius. Vieni kitus matykite. Išsaugokim vieni kitus daugiau gatvėse. Mažiau neapykantos motociklininkams. Bet labai gražu čia šitą kai kolona, visi, kas miesto šventė šitą stebi, tai tikrai mojuoja, filmuoja, rodo rankomis užvedimą. Žodžiu, čia tikrai renginys visam miestui. Na, bet aišku, neišvengiam ir kamščių, vairios turbūt buvo priežastis.
Tai kažkur pravažiavimas buvo gal... Išsiskirstė biškį kolonų. Išsiskirstė. Tai nieko, čia visą laiką būna. Čia kai tokią minę reikia suvaldyti, tai Taip, daug visokių iššūkių irgi laukia. Aišku, Tai kai miesto... gatvė neuždaryta. Arba jeigu kaip tik uždaryta, tai ten Koks išlenda. automobiliuose supykęs vairuotojas. Na va, o ant tiltų irgi stovintis, filmuojantis žmonės, besidžiaugiantis Mūsų kolona. vaizdu. Taigi, kągi bendri kolegos, gero ir saugaus sezono visiems. Žiūrėkite mūsų kuriamus video. Na ir, kaip sakoma, iki kitų kelionių pasimatysime kelyje. Iki.